Tai pagaliau galima ištarti sveikinu su pergalė, bet rezultatas tikrai sėkmingas, bet tikrai nebuvo lengvas mačas, ar ne? Žinoma, nelengvas mačas, žinom šios varžovus labai gerai. Pradėjom kaip paskutiniu metu labai gerai, rungtynės banguotos ir jie dominavo 5-6 minutės per kėlinį. Mes vėl grįžom su dominavimu, tai labai banguotos, bet sakyčiau, nulėmė, kad mes reikiamų momentų išnaudojom savo progas. Jie irgi taip pat turėjo, bet šiandien švenčiame mes. Tai šiek tiek per vėlai, bet norėjosi, dėl to ir kalbėjau su vyrais, iki galo sezono dirbam, treniruotėse visur. Mūsų tikslas yra pergalė ir tą pergalę išsikovojom šiandien. O kaip pavyko įkvėpti žaidėjus po tikrai gana sunkaus ir emociškai mačo ketvirtadienį? Siekti toliau savo užsibrėžtų tikslų. Tai tie tikslai buvo, mes matėm, kad ta pergalė mums pakels sparnus. Šiek tiek per vėlų, suprantam, bet emocija visai kita. Norėjosi užbaigti sezonas, užverdamas duris labai stipriai, tai pabandysim tą padaryti. Dar liko 4 rungtynės ir pabandysim jas sužaisti. Ir būtent užsiminėt, kad sėkmė nusišypsojo šiandien pankams, ar manot, kad būtent Rokas, tas mūsų talismanas, atnešė tą sėkmę? Taip, Rokas kapitonas įnešė labai daug, tikrai įėjęs tokios disciplinos, patirties. Ir Simas mūsų labai puikiai sustovėjo, sakykime, paskutiniu metu nestovėjo su Kaunu ir su Energija. Ir pagalvom, kodėl ne jisai, kad stos į vartus su patirtim didelė Lietuvos čempionate ir sustovės. Taip ir įvyko. Ačiū. Treneri, kokios jūsų mintis apie rungtynės? Nesvarbu, kokioje vietoje tu esi, turnyrėje lentelėje visada yra nemalonu pralošti paskutintai komandai. Bet visada paskutinta komanda kažkada laimi. Tai noriu pasveikinti pankus, kad jie parodė charakterį ir, sakoma, išplėšė tą pergalę savo sezone. Kaip manot, kodėl būtent pirmas kėlinys buvo toks silpnas ir labai aiškiai skiriasi nuo antro ir net nuo trečio kėlinio? Turbūt vyrai nenusideigė paprasčiausiai. Tai čia reikia turbūt jiem savo galvose pasikapstyti ir pažiūrėti, kodėl negalėjo žaisti nuo pradžių taip. 3 Energijos žaidėjai keliaus kovoti už rinktinę. Kaip sekėsi derinti jiems treniruotės ir ruošimasi su Energija bei ruošimasi rinktiniai? Nieko, čia jų pagrindinis darbas yra klubą atstovauti, o rinktinė, tai jie turi važiuoti pasiruošę. Tai turbūt kaip ruošiasi klube, tokie ir nuvažiuoja žaisti už rinktinę. Ačiū. Dėkui.